Taigi sveiki visi, noriu pristatyti įvairius savo partnerius, kolegas iš įvairiausių verslų. Ir šiandien apsilankiau VR Deco Home studijoje ir noriu jūs supažindinti su šių namų deive, savininke Violeta. Kaip sekasi? Sveiki, Simai, malonu. Sekasi gerai, nes saulė šviečia, poreikis užuolaidom yra dabar didelis, tai mes gyvuojam, džiaugiamės klientais ir uždenginėjam jų langus. O tai sakykit, srautas didžiulis, ar spėjat viską padaryti, nes kaip taisyklė, dažniausiai, kai ištinka problema, kai ištinka saulė, tada žmonės ir atsimena, kad reikia tų užuolaidų. Ir staigiai. Ir staigiai. Čia ir dabar, vakar. Tai turim tokių greitųjų variantų, kai, pavyzdžiui, klientas jau nori keltis, o užuolaidų, pavyzdžiui, pagaminimas užtrunka kartais būna nuo 2 iki 8 ir 6 savaičių. Tai mes turim tokį dalyką pakaitinės užuolaidos. Tai kad klientas saugiai jaustųsi namuose, mes duodam savo užuolaidas, o kai buvo gaminamos jo užuolaidos, mes tada jau tą prekę duodam klientui. Supratau, bet čia gera paslauga labai, Taip. kad žodžiu, kad nekaistum namuose, kreipies ir visko pasirūpinta. Gal yra kokius mados klyksmas dabar paskutiniu metu užuolaidų pasaulyje arba langų uždangalų sferoje? Klyksmas tai yra elektriniai karnizai, nes, kadangi mes visi inovacijas mėgstam, tai kad tu gali telefonę nustatyti laiką ir tau atsidarys, pavyzdžiui, 7 ryte, užsidarys ten 10 vakare, kai tu išvažiuoji atostogų, tai irgi labai geras dalykas, kad veiksmas vyksta namuose, tai gal netgi atbaida truputėlį tos nepageidavimus svečius namuose. Antras dalykas, kad turbūt audiniai dabar, turi būti šviesus. Mes vis tiek norim tos erdvės, mes gyvenam šiauriau, tai šviesus audiniai ir dar yra katinam tokie, kad, kur atsparos įdrėskimams. Tai irgi, kad tu gali vis laik tą audinį patampyti ir jis atsistato ir vietą. Draugiškas augintiniams. Aš iš pradžių pagalvoju elektrinės žaliuzės, tai tos, kur pajungia elektrą ir niekas į vidų nepateks. Trupučiuką su apsauga kitokia. Gal tokių irgi turi? Išorinės žaliuzės. Tai irgi turim, bet labiau mes orientuojamės viskas, kas į vidų. Tai jūsų paslaugos dabar yra užuolaidos, žaliuzės, ko dar užsiema? Karnizai, tai kad pakabinti užuolaidas turbūt reikia turėti ant ko. Tai būtent karnizai, tai mes paderinam ir kokį būtent tą karnizą, ar techniškai galima ten tą karnizą daryti. Ir mūsų naujas kūdikis yra patalinė jo, nes aš be galo pati mėgstu geroj patalinė miegoti. Ir tas skirtumas yra tikrai. Kaip mes miegam, taip mes ir išsimiegam. Gerai, problematiką išpasakosiu dabar savo irgi. Neseniai su žmona rinkomės internete šilkinius pagalvių užvalkalus. Taip. Kiek tai yra aktualu, logiška, protinga šilkinės patalynės? Ar tai tikrai čia toks labai stebuklas geras, kaip čia reklamuoja, ir labai visos moterys ypatingai užsinori? Ar čia toks yra, kaip čia pasakyti, mados klyksmas, kuris dabar klyktelėjo, o po to viskas pasibaigs? Turbūt pažiūrim, jeigu ten kinietės ir japonės, jas gražiai atrodo, nes jas labai prižiūri savo odas. Šilkas turi būti 100%, be sintetinių priedų. Antras dalykas, labai svarbus yra vidus. Jeigu jūs ant kažkokios purvinos pagalvės uždėsit šilkinį užvalkaliuką, tikrai čia neturi taip būti. Nors švari turi būti pagalvė, o užvalkalas tai turi ten jau momai. Momai tai čia gramatūra pačio šilko. Tai geresnis yra nuo 15 ir viršų. Būtent žiūrėti, jeigu perkat, tai ir kaina būna. Čia 10 eurų, čia 30. Kodėl? Sudėti ir kokybę reikia žiūrėti. Čia jeigu liečiant šilką. Taip pat yra su satinu. Pavyzdžiui, jeigu imti satinę patalinę, tai jau gera patalinė skaitosi nuo 210 cc. Tai audimo tankis. Tai kuo jisai skystesnis, to jisai aišku, kaip būna pakeli tą audinį ir jisai netgi šviečiasi. Savaitgalį jau buvom ten svečiuose ir pasakė, aš noriu kaip viešbutį. Tai viešbutį būtent su audimo tankis yra didelis ir tu atsigulė, atrodo, kad krikždat net tą patalinę. Tai aišku, išsimiegojimas labai fainas. Tai sudėti. Svarbiausia, reikia žiūrėti sudėtį. Tai žodžiu, kuo tankesnis audinys, tuo geriau yra. Jisai dėvisi geriau, čia aišku, satinas, tai jisai yra sviestinis ir tas tankis, tai jisai jo ir malonumas liečiant ir tu ilgiau naudosi. Ta pati gera medvilnė irgi. Jeigu jinai be sintetinių priedų ir su medvilnė galima gerai išsimagoti ir tikrai kokybiškų yra ir medvilnė. Tai žodžiu, reikia atsivežti žmoną pas jūs išaiškinsit viską apie patalinę, jinai galės išsirinkti pagaliau patalinę tokią, kokios nori. Žinai, internete yra toks dalykas, daug reklamos matai, gražiai nufilmuota, gražiai kažkoks influenceris pašnekėjo, tu puolė ir perki. Kas ten? Kodėl ten? Kodėl už tiek? Kokios ten kaip sakai, tankio ir taip toliau ten?
Ir kodėl kainas skiriasi, ne, Nieks vienur nežino, žiūri tu jo. 50, o čia 120 ar 300. Aš irgi kaip klientas pagalvočiau, Taip, kodėl aš turiu tiek mokėti. Jo. Vienas būna, kad komplektas atrodo, 100 eurų, kodėl čia 200. Nes vienur yra 2 žvalkuliukai ir tik paklodė, o kitur mes siūlom tokią komplektaciją. Apačia, viršus ir 4 pagalvės. Tai pavyzdžiui, nu, kaip čia mes pavyzdį turime, ne? Tai pas mus visą pilną po komplektaciją. Jūs paimat, jums jau nereikia nieko papildomai nupirkti apačios, ar čia reikia dar Jo. pagalvėlių, ar tai yra išskirtinė irgi komplektacija. Tai kas yra jūsų klientas pagrindinis? Pagrindinis klientas tai žmonės, kurie turi langus, bet neturi užuolaidų. Supratau. Tai visgi užuolaidos yra pagrindinė prekė. Pagrindinė prekė užuolaidos, jo, čia yra nauji kūrėjai. Tie, kurie atsinaujina namus. Taip pat mes aptarnaujame ir įmonės. Dažnai dabar yra įmonės, kur nori atskirti savo zonos ir akustiniai užuolaidos irgi yra madingos. Įmonės irgi reikia ir žaliuzį arba roleto, nes irgi stigina saulė, o nereikia ten užuolaidų, bet, pavyzdžiui, kad matytų kompą ar monitorių, tau irgi reikia uždangstyti tos langus. O kokį įspūdingiausią gal projektą esate įgyvendinę? Arba sunkiausią, nežinau. Ir konstitucinį teismę esam dirbę, jo, ir kavinę esam, ir su Gamora irgi padėjome tas ilgas užuolaidas irgi daryti. Tai dirbant su įvairiais dizaineriais, tai kiekvienas turbūt ir turi savo bruožą ir savo įdomų interjerą. Ir art deco stilius gali būti ir minimalistinis, ir urbanistinis stilius, labai kartais įdomus būna projektai. Tai mes atviri visiems projektam. Esam verslo klube Benai, tai labai džiaugiamės, nes praplintam ir akiratį, ir labai daug verslų įdomių susipažinom. Tai duoda tikrai didesnės galimybės. Mūsų mėgstamiausia viena iš dizainerių yra Kristina Vadoklė, ir klientai kiek ateina, sako, nežinau, ką jinai padarė, bet jinai mus paverka. Kažką jinai daro, jo, tai tikrai su ja ir gera, ir lengva dirbti. Ir, klubiečiai visi. Čia tokia antra šeima, toks užklasinė veikla, kur tikrai labai džiaugiuosi ten priklausydama. Tai ačiū už tą fainą pokalbį. Kada nors pratęsim, gal prie kavos jau labiau atsipalaidavusi. Aš čia nebestebinsiu. Tai štai tokia pažintis su VR Deco Home savininkė Violeta. Ir jeigu jums reikia apsisaugoti nuo saulės spindulių plėskinčių jums į veidą per anksti ryte, jeigu jūs norite patogiai namuose miegoti, ar jūs tiesiog norite pasikonsultuoti dėl savo interjero ir garso galbūt patalpose suvaldymo, būtinai užsukite čia į VR Deco Home. Adresą pridėsim komentaruose ir visos problemos jūsų bus išspręstos, o namai ir aplinka ir biuras bus pagražintas. Tai iki.